Kada šaudysim? Turi ginklą? A turi ginklą? Aš tau leidžiu tave fotografuoti? Save. Ką? Pas mane girdėsis, ne pas tave. A ginklą turi? A turi ginklą? Klausiu. Ginklą turi, jeigu tu nori šaudyti, tai tu ginklą turi? Nu tai jeigu tu deklaruoji taip, tai tu turi. Demokratai, ne tavo jūs. Jeigu tu nori šaudyti, tai klausiu. Jaunuoli, tu pagarbiau su moterimi elkis, gerai? Klausiu. Gerai, gerai. Čia man pavalgyti atnešiai? Draugiškas tau patarimas. Būk pagarbesnis kitiems. Jisai ne... Petroškevičiaus draugai nejaunuoliai. Ramanauskai. Aš ant pilnai sutinku, kad rusų klauso muzikos pašaudyti. Tavienų šaudnapų mentas, ja. Rusų muzikas reikia šaudyti. Rusų filmus reikia šaudyti. Ta prasme, kas klauso? Rusų filmus klauso. Žiūri. Muzikos klauso. Reikia šaudyti? Nereikia. O tai kodėl? O kodėl tai deklaruoja viešai? Todėl, kad tai buvo baneris. Ne, čia yra, kai miršta žvaigždutė televizijoje, tai kai nebeturi lėšų, tiesiog daro taip. O kodėl? Nes valgo žmonės. Jo. Štai irgi valgy. Štai atsikando. Tai neatsakei man į klausimą. Palaukas dabar jau mūsų valgantys. Tada aš filmuot valgantis. Jį užveda. Kompromituoja. Gal, tai žmonės nori, gal alkai. Pasvaičiai. Kažkokio ėdalo nevalgo. Ėdalo normaliai. Algi, gal važiuosit į Ukrainą tarnauti? Tarnauti? Gal. Į fronto liniją? Gal. Jau sudėję, welcome to Ukraine, tai važiuokite, ko jūs čia sėdite? Po vieną šneką. Sakau, važiuokite, ko jūs sėdite? Vaikelis, kokį čia loja? Kokį čia loja? Tai nežiūrėčius žinias. Tai maža, jauny, šlykšti, balta kalytė, pasitraukė iš čia. Ir vaikai su tavim žaisdavo tik tai todėl, kad dešrą turėjo pasiryšęs ant kaklo. Gerai. Gerai. O jūs nevažiuojate Ukrainai fronto liniją. Jūs tau sakė, kad nevažiuojate. Jūs welcome to Ukraine. Ką aš nematau, ką jūs sėdėjate esate. Tai jūs sakot, kad aš nevažiuoju, kas jums sakė, kad nevažiuoju. Aš jums deklaruoju. Tai aš žinau, kad deklaruoju, bet kas jums sakė, iš kur jūs sakot, kad aš nevažiuoju. Kariauti? Tai kodėl iš čia sėdi? Aš būnu dabar čia, kartais būnu ten. Kaip būna? Ne juokis, gerai? Tu juokis. Ne, tu juokis. Tu dabar. Kaip jisai nori išprovokuoti? Mes su jumis, gerbiamasis, žąsų kartu negalime. A, jau mes, prieš tai buvo tu. Jo, mes. Dabar jau pasitė... A, kartu. O tu esi antiek niekingas, toks, aš nežinau kaip pasakyti, menkas, šlykštus ir nedidelis, visiškai nevertas dėmesio. Tai ko tu kreipi mane dėmesį? Nekreipi dėmesį, tu mane filmuoji. Ne, tu pirmas mane kreipaisi. Pirmas atkreipė dėmesį. Muzikėlė. Gaila, muzikėlė, kad dabar yra ne tie laikai, kai buvo galima mesti baltą pirštinę ir iškviesti po tiltų ten kažkokią didžiulę kažkokią. Būtų smagiau. Gali būti. Gaila. Ir čia teisiamas dėl jauštis? Čia ne tavo reikalas. Bet vis dėlto galbūt smagu atsakyti, žiūrovai. O ko iš tų Smalsumas yra moters silpnybė. Jėzau, nukentėjau. Ištraukė, kad keliaušės. Man rodos, kad tu daug kur nukentėjai. Gal ir tai vertinti. Manau, kad tu kažkur per gimdymus kritai ant žemės ir nukentėjai. Sprendžiant iš tavo išvaizdos skaičius buvo
Gerai. Mes atsiminėm viens kito veidą. Aš tavo ne, aš atsimenu, kad Pabandyk atsiminti. Turėjai su jo reikalų? Netgi. Aš tikiuosi, kad turėsiu. Riaušininkas buvai, ne? Aš? Teismas įvertins, čia riaušės buvo ar ne. Bet kaip tu pats vertini? Aš kaip vertinu. Aš tau nieko neturiu vertinti, tau nieko neprivalau. Žiūrovui padarė. Žiūrovai, tu gali savo žiūrovais ten pasislėpti ten, kur tu slėpiesi su va šitom va. Tai ševronai, dar kažko. Mes nesigiriam tokiais dalykais. Mes tokiais dalykais nesigiriam. Giriesi. Kada čia pagirumų? Ne, čia yra Napoleono šitas, žinai, kaip tas toks kompleksas. Esu mažas nereikšmingas žmogus, apsikabinėsiu kažko tai. Nu kas čia yra? Kuo aš čia apsikabinėjau? Kvieti į Ukrainą. Kviesi, kad tu čia toks vienintelis. Palauk, Antsiuvas, kuo aš čia giriu? Nu, kad tu padedi Ukrainai. Tai o čia blogas dalykas. Tai mes niekas nepadedam, taip? Nu, man atrodo, kad jūs nelabai padedate. Taip tau blogai atrodo, jeigu atrodo, ten yra, va, čia kažkur yra bažnyčių, gali ten nueiti pasimelsti. Atsiklaupti ant kelių, patrinti kelius, bus džinsai madingesni, bus madingesni džinsai. Mėtai akmenys. Pareigūnas, mėtai akmenys. Jeigu tu būtum buvęs pareigūnas, patikėk. Bet tai tos pareigūnus mėtai. Ir tau pasakys tavo nakties sapnai kokie nors, vaikystės košmarai, nesuvalgytas mėsos gabalas, neturtinga vaikystė. Nežinau, kas to dar gali padėti. Ten, pavyzdžiui, Kapranauskas. Partija, kurios nebėra. Šaponauskas, kas čia sakė Šaponauskas? Šaponauskas? Mes norim atsiprašyti. Šaponauskas kas ten sakė? Tai ko čia Šaponauskas? Nežinau, kai šis sakė.